Labą dieną visiems, labai malonu Jūs matyti čia. Raskite savo patogią sėdimą vietą, kaip ir minėjau, ant blokelio, ar tiesiog galite sulenkti kelius ir nuleisti sėdynę ant kelių. Galite taip pat padėti bloką čia tarp kelių, tarp šlaunų ir tiesiog leisti savo atsisėsti taip patogiai. Bet nepamirškite, kad nugara turi būti tiesi, ištempusi į viršų, kad tiesiog mūsų stuburas būtų tiesus, ištiesintas, ištemptas. Ir taip pat kaklas atpalaiduotas, pečiai atpalaiduoti. Randate savo patogią sėdimą vietą. Ir tiesiog užmerkite akis. Leiskite savo natūraliai kvėpuoti. Tiesiog leiskite savo kūnui rasti tą patį maloniausią balansą tarp kvėpavimo, tarp minčių, tarp, kaip sakant, savo sėdimų sėdynės ir bloko. Jauskite, kaip jūsų keliai nusvyra į šonus, natūraliai, jeigu sėdite sukryžiavę kojas priešais save. Tiesiog leiskite savo kūnui rasti tą pačią patogiausią poziciją. Ir mes savo praktiką pradėsime su Nadi Šodana kvėpavimu, kurį mes jau esame atlikę ne kartą. Ir čia naudosime dešinę ranką, būtent galite smilių ir didįjį pirštą dėti ant trečiosios akies tarp antakių arba sulenkti į delno vidų. Mažasis pirštas su žiedelio pirštu ir nykščiu bus išskleisti į šonus, ištiesti. Ir mažai bei žiedelio pirštelį naudosime uždaryti kairę šnervę, o nykštys keliaus uždaryti dešinę šnervę. Tai mes kvėpuosime, kaip sakant, pakaitomis. Įkvėpsime per kairę, iškvėpsime per dešinę, įkvėpsime per dešinę, iškvėpsime per kairę. Ir paskui, žinoma, šiek tiek mes keisime, įtrauksime užlaikymus ir panašiai. Tai kai aš sakysiu kumbaka, reiškia yra užlaikymas. Okay? Tai sulenkėme pirštelius, jeigu darote pratimą su manimi, arba tiesiog uždėkite tos du pirštelius ant trečiosios akies tarp antakų. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per nosį. Dar kartelį įkvėpkite giliai iki viršaus ir iškvėpkite. Uždarome dešinę šnervę su nykščiu ir įkvėpti per kairę. Uždarome kairę, atidarome dešinę ir iškvėpti. Įkvėpti per dešinę. Taip, kad mūsų šonkauliai tiesiog atsidarytų. Uždarome dešinę ir atidarome kairę, iškvėpti. Išleidžiame oro tarsi iš balionų. Įkvėpti per kairę. Uždarome kairę, atidarome dešinę, iškvėpti. Įkvėpti per dešinę. Uždarome, atidarome kairę, iškvėpti. Įkvėpti per kairę. 4, 3, 2, 1. Kumbaka, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę, iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome kumbaka, užlaikome. 4, 3, 2,
1. Atidarome dešinę, įkvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome, kumbaką. 4, 3, 2, 1. Kairė atsidaro, iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome kumbaką. 4, 3, 2, 1. Įkvėpti kairė. 4, 3, 2, 1. Uždarome kumbaką. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpti per dešinę. 4, 3, 2, 1. Buvo iškvėpti. Užlaikome kumbaką. 4, 3, 2, 1. Įkvėpti per dešinę. 4, 3, 2, 1. Užlaikome kumbaką. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iškvėpti per kairę. 4, 3, 2, 1. Kumbaką. 4, 3, 2, 1. Įkvėpti kairė. 4, 3, 2, 1. Kumbaką. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iškvėpti per dešinę. 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpti. 4 per dešinę. 3, 2, 1. Kumbaką. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iškvėpti kairė. 4, 3, 2, 1. Kumbaką. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuleisti dešinę ranką ant kelio. Įkvėpti per abi šnerves giliai. Ir iškvėpti per nosą. Dar kartelį įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Iki viršaus. Ir iškvėpti. Sudedame rankas į namaste. Priešais krūtinę. Įkvėpti giliai. Iškvėpti per burną. Pasitiksime mūsų praktiką su įkvėpimu ir išleidžiamu garsu, kuris bus om. Ir tas garsas yra visatos garsas, pirmasis garsas, kuris sujungia mus visus ir sukūrė mus visus. Taigi, įkvėpti giliai per nosį. Galbūt norite kažkokį tai sudaryti tikslą šios praktikos, nuteikti save ir galbūt skleisti tą energiją tam, kuriam reikia jos. Gali būti žmogus, gyvūnas, gamta, arba paprastai kažkoks tai žodis. O galbūt norite šią energiją skirti savo praktikai, patobulinti praktiką, pagilinti žinias. Tiesiog raskite, kur norite, kad ši energija keliautų. Patraukite blokelį ir mes atsirandame dabar stalo pozicijoje ir paleisime trečią, tai yra antrą kūrinėlį su skaičiavimu 3, 2, 1 ir play. Ok. Stalo pozicijoje mes sušildysime savo raumenis tiek raiščių, tiek stuburo bei krūtinės. Nuleidžiate pilvą žemyn, žiūrite aukštyn ir įkvėpti giliai. Iškvėpti, išriečiate nugarą ir nuleidžiate žvilgsnį tarp šlaunų. Vėlgi įkvėpti pilvas, keliauja žemyn, žvilgsnis aukštyn. Iškvėpti, išriesti nugarą ir žiūrime tarp šlaunų, priešinamės rankų pagalba nuo kilimėlio. Įkvėpti, nuleidžiame pilvą žemyn, žiūrime aukštyn, įkvėpus giliai. Iškvėpti, žiūrime tarp šlaunų. Dar kartelį įkvėpti,
Gilus ūdžio įkvėpavimas. Ir iškvėpti. Ok, kyla sėdmenys aukštyn, šuo žemyn. Ir čia dabar mažais tokiais, kaip minamais įsivaizduomais pedalais, sušildome savo pėdas, kojų pirštus, čiurnas. Ir tuo pačiu mūsų klubai pabunda taip pat. Tiesiog leidžiame šviežiam kraujui tekėti per mūsų organizmą ir pabudinti giluminius raumenis. Ir kaip savo poste minėjau, taip pat raiščius, sąnarius, sausgyslės. Ok, mažai žingsneliais keliaujame kilimėlio priekį. Ir tiesiog pėdas pastavome klubų plotyje, suimame alkūnes ir pasisukame į vieną pusę bei kitą. Jaučiame, kaip mūsų kūnas po truputėlį bundasi. Jeigu sunku išlaikyti kojas pilnai ištiestas, galite jas šiek tiek sulenkti per kelius. Nuleidžiate ranką žemyn ir iškvėpus kylate aukštyn, galva bus paskutinė kūno dalis, kuri kils į viršų. Įkvėpti giliai, rankos keliauja į viršų, žvilgsnis aukštyn, iškvėpus rankos palei šonus. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų ir aukštyn, žvilgsnis taip pat. Lenkiame šiek tiek atgal. Rankas nuleidžiame už nugaros, į apačią ir į viršų. Žvilgsnis žemyn. Įkvėpus, rankos keliauja į viršų, žvilgsnis taip pat. Rankos už nugaros, šiek tiek lenkitės atgal, rankos leidžiasi žemyn, žvilgsnis keliauja žemyn taip pat. Dar kartelį įkvėpti. Ir tiesiog tokiais ratais, cirkuliavimais keliaujame. Įkvėpti, rankos aukštyn, iškvėpus nuleisti palei šonus. Ok, dešinė koja keliauja už kairės, rankos keliauja viršų, kairė ranka suimame dešinį riešą ir lenkiamės į kairę pusę. Taip, kad jaustumėme tempimą būtent dešinėje šonkaulių dalyje. Ir čia stengiamės kvėpuoti giliai, ūdžio įkvėpavimas. Tarsi bangų ošimas. Sekančiu įkvėpimu grįžtame į pradinę būseną, rankos nusileidžia, kojos pastatomas lūpų plotyje. Sekančiu įkvėpimu kairė koja keliauja iš dešinės ir abi rankos keliauja viršų. Iškvėpus suėmame kairę riešą ir lenkiamės į dešinę pusę. Ir dabar jaučiame tempimą jau kairėje šonkaulių dalyje. Gilus įkvėpimas. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtame į pradinę būseną, neskubėdami. Ir pradėsime saulės pasitikimą, būtent A variantą. Taigi atkreipiame dėmesį į savo pėdas, kaip mes jas norime laikyti. Aš dažniausiai mėgstu sujungti kojų pirštus ir turėti nedidelį tarpelį tarp kūnų. Čia taip pat turite atkreipti dėmesį į savo kelius, kurie turi pakilti, nes mes suaktyviname šlaunų raumenis ir automatiškai kelių dalis pakyla į viršų. Tai juos mes suaktyviname. Grįžtant prie pėdų, aš jau minėjau, kaip aš mėgstu jas laikyti. Jūsų pasirinkimas, galite jas šiek tiek praskiesti daugiau, pastatyti klubų plotyje, arba galite netgi pilnai sujungti tiek kulnis, tiek
kojų pirštus. Ir čia pajungiame dubenį, kuris kyla aukštyn ir žemyn. Mes neišrišime nugaros, tiesiog pajungiame dubens raumenis. Rankos keliauja palei šonus, pirštai pilnai išskleisti, nugara ištiesta ir tiesiog įsivaizduojame, kad kažkas mus tempia aukštyn ir žemyn, kad mūsų nugara būtų pilnai ištempta ir ištiesta. Ir jogos praktikos metu mes labiausiai norime kreipti dėmesį, kad vyksta tempimas, nuolatos net kintantis tempimas. Taip mes galėsime pasiekti tos giluminius raumenis, suaktyvinti medžiagų apykaitą ir pašalinti viską, kas nereikalinga mūsų organizme. Taigi, nuleidžiate pečius žemyn, kaip ir minėjau, nugara pilnai ištiesta, kaklas taip pat tempiasi viršų, žvilgsnis tolyn ir tiesiog randate tą balansą, kad išstovėtumėt pilnai, paskirstydami savo kūno svorį tolygiai ant pėdų. Taigi, rankos keliauja viršų, įkvėpti, žvilgsnis aukštyn į nykščius. Jų sudrišti. Lenkiate žemyn, utanasana, iškvėpti. Įkvėpti. Ardha utanasana, pusiau keliatės, nugara įsitempia ir ištiesta, žiūrite tolyn. Iškvėpti, rankos leidžiasi žemyn ant kilimėlio ir keliaujate į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti, nuleidžiate kelius, krūtinės ląstos smakrą žemyn, alkūnės lenkiasi atgal. Įkvėpti, kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Praktikos metu mes kvėpuojame ūdžio įkvėpavimu, tas vadinamas toks sulaikytas kvėpavimas, sutrukdytas kvėpavimas gerklėje, kuris sudaro tokį skambesį kaip H. Ir būtent taip mes galime įsivaizduoti, kad tarsi tai yra bangų ošimas. Kvėpuojame būtent per šnerves, įkvėpti ir iškvėpti per šnerves. Gilus įkvėpimas ir gilus iškvėpimas. Tolygus, neskubantis. Sekančiu įkvėpimu kulnis kyla aukštyn ir mažais žingsneliais keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti. Ardha utanasana, pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugara ištiesta. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos keliauja viršų, žvilgsnis aukštyn į nykščius, grįžti. Iškvėpti, rankos palei šonus. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti. Utanasana. Rankos gali keliauti ant kilimėlio arba ant blauzdikaulių, ant bloko. Įkvėpti, pusiau keliate, žiūrite tolyn, iškvėpti, lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, mažo čaturanga. Kelius nuleidžiate, smakrą, krūtinės ląstą žemyn, alkūnės lenkiasi atgal. Įkvėpti, kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti giliai per nosį ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Krūtinės ląstą lenkiame kuo arčiau šlaunų. Įkvėpti ir iškvėpti. Rankos pilnai spaudžiasi kilimėlį. Plaštaka tiesiog sulipusi. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kulnis kyla aukštyn. Iškvėpus keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės. Žiūrime tolyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti palei šonus.
Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpti Uttanasana. Ardha Uttanasana, pusiau keliamės. Iškvėpti lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti, galbūt jau pilna čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kulnus aukštyn. Iškvėpti, keliauti kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliate, žiūrite tolyn. Iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti, rankos aukštyn. Samastyti palei šonus, iškvėpti. Kėdės poza. Įkvėpti. Iškvėpti žemyn. Įkvėpti, Ardha Uttanasana, pusiau keliatės. Iškvėpti, lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Žvilgsnis tolyn. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Dešinė koja keliauja viršų, įkvėpti. Užsidarome klubą, iškvėpti, sulenkiant kelią. Įkvėpti, koja išsitiesiu atgal į viršų. Iškvėpti, statote koją į kilimėlio kraštą. Dešinė ranka yra viduje, pėda išorėje. Įkvėpti, nuleidžiate kelią žemyn ir žiūrite aukštyn. Iškvėpti. Ištiesite priekinę koją per kelią. Įkvėpti, nuleidžiate kairę koją žemyn ir žiūrite aukštyn. Iškvėpti. Ištiesite pilnai koją priekinę. Vėlgi. Įkvėpti, nuleidžiate kairį kelią, žiūrite aukštyn. Gilus įtupstis. Iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu dešinė koja keliauja viršų. Iškvėpus keliauja į aukštą įtupstį. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, strėlės poza. Įkvėpti. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, kobra arba šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Sulenkite per kelią, darote klubą, iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia atgal į viršų. Iškvėpti, statote pėdą į kraštą. Įkvėpti, nuleidžiate dešinį kelią ir žiūrite aukštyn, gilus įtupsis. Iškvėpti, išsitiesia priekinę koją. Įkvėpti. Pulsavimai. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, statome į aukštą įtupstį. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, strėlės poza. Žvilgsnis žemyn, rankos lygiagrečiai palei ausis. Įkvėpti. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpti, nuleidžiate keliu žemyn į vaiko pozą. Rankos aktyvios ant pirštų galiukų. Pilnai ištiestos, galva nuleista žemyn. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite giliai, tolygus kvėpavimas.
Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu rankos keliauja į dešinę pusę ir jaučiate tempimą kairėje šonkaulių dalyje. Iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja į kilimėlio vidurį ir iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus rankos keliauja į kairę pusę. Jaučiame tempimą dešinėje šonkaulių dalyje. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja į kilimėlio priekį vidurį. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Ir sėdmenis keliauja iš šuo veidu žemyn, iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, galbūt šokliukas į kilimėlio priekį. Arba žingsnis. Įkvėpti, pusiau keliamės arda mūką, arda utanasana. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, kėdės pozą. Iškvėpti, samastyti. Dar kartelį, įkvėpti, kėdės pozą. Rankos lygiagrečiai su ausimi, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės, žiūrime tolyn. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, kobra arba šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Sulenkiame kelią ir atidarome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia. Dar kartelį. Sulenkiame kelią ir atidarome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia į viršų. Pakartojam dar kartelį. Sulenkiame kelią ir iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia. Ir pėda kilimėlio kraštą. Nuleidžiame kelią žemyn. Įkvėpti, žvilgsnis aukštyn. Iškvėpti, užsibūname. Norite daugiau iššūkio? Tai pasukate pėdą taip, kad jūsų kelias galėtų krypti į dešinę pusę labiau ir tiesiog dešinė ranka norite nustumti kelią nuo savęs. Jūsų žvilgsnis kelia aukštyn, atidarote krūtinę. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Norite dar daugiau iššūkio? Nuleidžiate kairę alkūnę žemyn ir atidarote krūtinę į viršų. Įkvėpti ir iškvėpti. Stengiatės nesikūprinti, o kaip tik krūtinę kelti į viršų. Įkvėpti. Iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Sulenkite per kelį, dar tą klubą, iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia. Kojų pirštai tempti, iškvėpti, sulenkite kelį, atidarote klubą. Įkvėpti, koja išsitiesia. Iškvėpti, sulenkite kelią, atidarote klubą. Sekančiu įkvėpimu ištiesti koją atgal į viršų. Iškvėpus statote į kilimėlio kraštą. Nuleidžiate dešinį kelią. Įkvėpti, žvilgsnį žiūri, keliauja aukštyn. Užsibūnate arba čia,
Norite daugiau iššūkio? Traukite kelią nuo savęs, priešindamėsi su kaire ranka, tiesiog stumėte nuo savęs. Norite dar daugiau iššūkio, sulenkite dešinę alkūnę ir čia leidžiate savo krūtinį keliauti virš. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar porą kartų įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančių įkvėpimų pasiruošti į lentos poziciją. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Žiūrite tarp šlaunų aukštyn arba pro kelius. Kaklas atpalaiduotas, rankos spaudžiasi į kilimėlį, pirštai plačiai skleisti, smilius taip pat su nykščiu spaudžiasi į kilimėlį. Tai nedarome, kad svoris būtų perkeltas tik tais į plaštakos kraštus, tiesiog paimkime visą plaštaką abiejų rankų. Įkvėpti, kulnis keliauja aukštyn, žvilgsnis į priekį, galbūt šokteliukas į kilimėlio priekį arba žingsneliais keliaukite rankų link. Įkvėpti, pusiau keliate, žiūrite tolyn, iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti, kėdės pozą, iškvėpti, samastyti. Ok, kėdės pozą įkvėpti ir užsibūnate. Iškvėpti. Žiūrite aukštyn, rankos lygiagrečiai su ausimis. Įkvėpti. Įsitrauktas, pečiai atpalaiduoti, nuleisti, iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Suimate pirštus, tiesiog supinate ir leidžiatės į pusiau kėdės pozą, žvilgsnis keliauja žemyn, rankos lygiagrečiai su grindimis ir sėdynė atgal, krūtinė į priekį. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį, bet pakilkite ant kojų pirštų, įkvėpti. Ir iškvėpti rankos žemyn. Atliksime jogi squat, jogi įtupsti. Tai sėdmenis nuleidžiate žemyn. Ir tiesiog alkūnę statote į kelių vidinę pusę. Pajungiate raumenus, sėdmenų raumenis. Čia mes nenorime tiesiog kabėti laisvai ir kad nugara mūsų susikuprintų, o tiesiog norite krūtinę kelti aukštyn, sėdmuo pajungta, raumenis sėdmens pajungti. Ir tiesiog užsibūnate čia keletą kvėpavimų. Dar kartelį kvėpti. Nuleidžiate ranką žemyn, ištiesite kojas pilnai, iškvėpti. Pėdas galite pasukti taip, kad jos būtų lygiagrečiai viena su kita. Įkvėpti pusiau keliatės. Iškvėpti leidžiate žemyn. Dar kartelį įkvėpti ant pirštų galiukų arba ant blauzdikaulių. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Kairė ranka keliauja ant dešinės čiurnos. Įkvėpti, dešinė ranka keliauja viršų ir žvilgsnis aukštyn, iškvėpti. Įkvėpti. Atkreipkime dėmesį, kad sėdmenys nesisuktų, o būtų stabilus neutralioje pozicijoje. Sukasi tik tais jūsų liemuo. Įkvėpti. Kojos aktyvios. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Nuleidžiate
Abi rankas žemyn, sumete alkūnės ir tiesiog pasisukite į vieną pusę ir į kitą. Nepamirštame, kad ūdžiai kvėpavimas keliauja visos sesijos metu. Įkvėpti, suimame dešinę ranką kairę čiurną, iškvėpus, sukatės į viršų ir kairė ranka kyla aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate ranką žemyn. Pulsavimai, įkvėpti. Pusiau keliate, žiūrite tolyn. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Vėl įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, statotės į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Ir čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja viršų. Iškvėpti į karys vienas. Rankas aukštyn, įkvėpti. Ir iškvėpti. Žiūrite aukštyn. Dubuo pajungtas. Priekinė koja 90 laipsnių kampų sulenkta. Kairė pėda 45 laipsnių kampu. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Nuleidžiate rankas už nugaros ir suimate pirštais. Dešinė pėda keliauja į kilimėlio kraštą. Įkvėpti giliai. Iškvėpti, leidžiate į žemą. Įtupsti, rankos aukštyn virš galvos. Ir gilus kvėpavimas. Įkvėpti, pakylate aukštyn. Rankos aukštyn. Iškvėpti, karys 2. Įkvėpti. Žvilgsnis į dešinę pusę. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpti, ištiesite priekinę koją ir sumažinate galbūt distanciją tarp pėdų. Įkvėpti, lenkitės į priekį. Iškvėpus, dešinė ranka žemyn ir aukštyn. Ir dešinę ranką galite padėti arba ant žemės, išorinėje pėdos dalyje, arba ant blauzdikaulių, arba naudoti blokelį. Ir blokelis gali, aišku, būti įvairaus aukščio. Pasirenkate jums patogiausią variantą. Čia atkreipiame dėmesį, kad mūsų krūtinė turi suktis ir kilti aukštyn. Bet klubai išsilieka taip kaip ir pradžioje. Klubai nesisuka, tik sukasi liemuo į krūtinę aukštyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu, kairė ranka keliauja per apačią į viršų. Sulengiate priekinę koją 10 laipsnių kampu. Ir atsidarite šioje asanoje. Žvilgsnis aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiate kelią žemyn kairįjį. Ir ištiesiate priekinę koją. Sėdmenys keliauja atgal, galva žemyn. Įkvėpti. Koja galinė išsitiesia, žiūrite aukštyn
Iškvėpti, nuleidžiate kelią ir priekinė koja išsitiesia, sėdmenis atgal. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu keliaujate į karys 3. Pėda kairė sulenkta į save, rankos į maldos poziciją, krūtinė šiek tiek kyla aukštyn, žiūrite žemyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Nuleidžiate dešinę ranką žemyn arba ant žemės, arba ant blokelio. Pasukate klubą taip, kad atsidarytų jūsų krūtinė į kairę pusę į viršų. Ir kairė ranka gali keliauti aukštyn į Ardha Chandrasaną. Pusmėnulis. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Ir sekančiu įkvėpimu nuleidžiate kairę ranką žemyn, kairę koją žemyn į lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti, iškvėpti chaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti giliai per nosį ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kairė koja kyla aukštyn į karys numeris 1. Iškvėpti. Rankos aukštyn, įkvėpti. Pajungiame dubenį. Priekinė koja sulenkta 90 laipsnių kampu. Atbulinė pėda galinė 45 laipsnių kampu. Krūtinė kyla aukštyn, žvilgsnis aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Aktyvios kojos, aktyvios rankos. Įkvėpti. Iškvėpus, suimate rankas už nugaros. Įkvėpti, žvilgsnis aukštyn. Pėda šiek tiek keliauja kairė į kraštą kilimėlio. Iškvėpti, leidžiate žemyn. Rankos virš galvos. Įkvėpti. Kojos aktyvios, sėdmenys aktyvus. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kylate aukštyn į karys numeris 2. Rankos lygiagrečiai su grindimi, žvilgsnis į kairę pusę per kairę ranką. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus, ištiesiame priekinę koją. Sumažiname distanciją galbūt. Įkvėpti, linkstame į priekį. Kairė ranka žemyn, dešinė aukštyn. Iškvėpti. Vėlgi pasirinkame variantą, kur norite dėti kairę ranką ant blokelio, išorinėje pėdos dalyje ar ant blauzdikaulio. Krūtinė keliauja viršų. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Mes šiandien norime išriesti nugaros, aktyviname mūsų pilvo raumenis, dubens raumenis. Ir leis mums tai būti toje pozoje stabiliais. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus lenkėte kairį kelią, dešinė ranka keliauja į apačią, į viršų. Tokiu ratu. Vėlgi, naudojate blokelį
Galite kairę ranką dėti ant blokelio arba šalia išorinės pėdos, kairės pėdos dalyje. Arba galite dėti virš kelio, bet aš siūlyčiau dėti ant blokelio, nes šiek tiek pajungsite daugiau raumenų ir nesuteiksite, kaip sakant, daug svorio jūsų keliui, nes gali būti taip, kad atsipalaiduos jūsų kūnas ir svoris persikels ant kelio. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Nuleidžiate kairę ranką, dešinę ranką ant žemės ir keliaujate į Ardha Chandrasana. Tai bus pusmėnulis kairėje pusėje. Tai kairė ranka keliauja ant blokelio, dešinė koja kyla aukštyn, dešinė ranka taip pat aukštyn, žvilgsnis gali būti į apačią arba gali keliauti į viršų. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Mes truputėlį pakeitėme pozas, tai dabar nuleiskite abi rankas žemyn, pėdas sulenkta į save ir kylate į karys 3. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Žvilgsnis žemyn, įkvėpti, iškvėpti rankos į apačią ir į lentos poziciją. Įkvėpti pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti pasiruošti, iškvėpti. Šuoliukas į priekį, į sėdimas pozicijas. Kojas sudėkite šalia viena kitos. Pėdos sulenktos į save. Įkvėpti rankos keliauja viršų. Iškvėpti leidžiamės žemyn. Suimate arba pėdų kraštus. Jeigu nepavyksta pasiekti, naudojate dirželį, kurį apjuosite aplink pėdas ir lenkiate krūtinės ląstą žemyn. Žvilgsnis gali būti į pėdas, tuomet lengviau susilenksite ir trauksite krūtinę arčiau kelių. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu atsipalaiduojame, iškvėpus. Pakilame į neutralią poziciją, patraukite dirželį. Rankos keliaus už nugaros, pirštai žiūrės į sėdmenis. Ir čia mes arba sulenksite kojas per kelius ir keliausite į išvirkščią stalo poziciją, arba jei keliaujate su manimi, tai sudedate pėdas kartu, kojų pirštai įtempti, tada sėdmenys kils į viršų, mes nuleidžiame pėdą žemyn, taip, kad mūsų pirštukai kojų pasiektų žemę ir rankos bus pilnai ištiestos, krūtinė keliaus taip pat į viršų ir žiūrėsime aukštyn. Jeigu jūs atliekate su lenktais keliais, klubai keliauja viršų ir žiūrite aukštyn. Ok, pasiruošti, įkvėpti ir iškvėpus sėdmenis į viršų, krūtinė aukštyn, kojų pirštai nusileidžia žemyn, žvilgsnis aukštyn. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Vėl įkvėpti ir iškvėpti, nuleidžiame sėdmenis žemyn. Kalabati kvėpavimas, tai aktyvus iškvėpimas ir pasyvus įkvėpimas. Pirmus 2 kartus mes įkvėpsime giliai ir iškvėpsime giliai.
Vėl įkvėpsime giliai ir iškvėpsime giliai. Sekantis įkvėpimas bus pusiau ir tuomet mes forsuosime iškvėpimą. Ok, pradėkime abu, visi kartu, rankos palei klubus, pėdos gali atpalaiduoti būti. Taigi, įkvėpti per nosį giliai ir iškvėpti per nosį giliai. Įkvėpti per nosį ir iškvėpti per nosį. Įkvėpti pusiau. Įkvėpti giliai per nosį. Iškvėpti navasana. Įkvėpti. Iškvėpti. Sukryžiuojame kojas į čaturangą. Iškvėpti. Įkvėpti pusiau šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, šuoliukas į priekį. Iškvėpti, sėdmenys keliauja žemyn. Ištiesti kairę koją. Dešinė koja keliauja išorinės kairės šlaunies dalyje. Rankos keliauja viršų. Įkvėpti, sukinukas į dešinę pusę. Alkūnė kairė už dešinio kelio. Žvilgsnis per dešinį petį atgal. Norite šiek tiek daugiau iššūkio, galite tiesiog keliauti į mazgą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Iškvėpus sukatės į priešingą pusę. Išlaisvinate tiesiog įtampą iš galinės apatinės nugaros dalies. Įkvėpti navasaną. Iškvėpti leidžiate žemyn. Įkvėpti navasaną. Keliai gali būti sulenkti. Iškvėpti žemyn. Įkvėpti navasaną. Iškvėpti žemyn ir užsibūname. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, navasana. Įkvėpti, sukryžiuojate kojas, čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, pasiruošti, šuoliukas į kilimėlio priekį. Ištiesėkite dešinę koją. Kairė koja keliauja už dešinės šlaunies. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti alkūnę, dešinė keliauja už kairio kelio. Kairė ranka atgal iš nugaros. Ir žvilgsnis per kairį petį. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Vėlgi galite keliauti į mazgą, įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Iškvėpti, sukatės į priešingą pusę ir iškvėpti. Įkvėpti vėl navasaną ir iškvėpti leidžiate žemyn. Įkvėpti navasaną, iškvėpti žemyn. Įkvėpti navasaną, sukryžiuojate kojas į čaturangą. Iškvėpti.
Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Iš čia keliauja dešinė koja viršų. Įkvėpti, iškvėpti į balandėlio pozą. Tai dešinė koja gali būti 45 kampų laipsnių nuo kelio, jeigu žiūrint, arba statote pėdą taip, kad atsirastų tiesiog lygiagrečiai su kilimėlio priekiu. Ir čia nuleidžiate krūtinę žemyn ir leidžiate savo klubams tiesiog atsipalaiduoti. Ir tiesiog skęskite šioje pozoje vis arčiau kilimėlio. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Vėl įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti rankos. Išsitiesia, pakelia jūsų krūtinę aukštyn. Iškvėpti. Įkvėpti dešinę koją aukštyn. Iškvėpti statote šalia kairės. Įkvėpti kairę koją aukštyn į balandžio pozą arba kelias sulenktas ir sudarote 45 laipsnių kampą arba jūsų blauzdikaulis yra lygiagrečiai su kilimėlio priekiu, viršutinio dalim. Įkvėpti, nuleidžiate krūtinę arčiau kilimėlio, iškvėpti. Leidžiate tiesiog jūsų klubams leisti žemyn, kuo arčiau kilimėlio, įkvėpti ir iškvėpti. Ūdžio įkvėpavimas vis dar keliauja ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, rankos susitiesia, pakyla krūtinė. Įkvėpti, kairė koja keliauja aukštyn. Iškvėpti šalia dešinės kojos. Įkvėpti, šuo žemyn. Ir iškvėpti. Įkvėpti kulnius aukštyn. Šuoliukas į priekį, iškvėpti. Atsargiai paimate blokelį, kurį mums reikės. Sėdmenys keliauja žemyn. Ir arčiau kulnų. Rankos susitiesia priešais save, pirštai pilnai išskleisti. Ir po truputėlį leidžiate žemyn. Keliauja apatinė nugaros dalis, vidurinė nugaros dalis, viršutinė, mentys. Kol pilnai nusileidžia nugara žemyn. Stenkitės pritraukti pėdas kuo arčiau sėdmenų. Naudokite blokelį, nes mes keliausime į tiltelio poziciją. Šiek tiek atliksime keletą pratimų. Įkvėpti. Sėdmenys keliauja aukštyn, galite net ant kojų pirštų galiukų ir statykite blokelį į tam tikrą lygmenį, kur jūs jaučiatės, kad galite jį išlaikyti. Ar žemiausią, vidurinį, ar aukščiausią. Ir čia jau statote blokelį po jūsų sėdmenimis, tiesiog kur yra kaulas, tas plokštė kaulo, ne kur stuburas žemai, bet tiesiog po sėdmenimis. Rankos gali būti nuleistos. Ir čia išsibūname keletą kvėpavimų. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pakelkite dešinę koją į viršų, ištieskite ir iškvėpkite. Sulenkite per kelį ir atliekame skaičių 4. Tai nuleidžiate būtent pėdą sulenktą virš kairio kelio ir dešinysis kelias keliauja žemyn. Atsidaro klubai tuo pačiu. Įkvėpti giliai
Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Vėl koja dešinė kyla į viršų, įkvėpkite. Iškvėpti. Pastatote šalia kairės. Paliksime kairėje pusę, lygiai tą patį. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų pilnai ištiesta ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpus sulenkite per kelį. Kairė pėda keliauja sulenkta virš dešinio kelio, o kairysis kelias leidžiasi žemyn, kuo galite arčiau žemės. Atsidaro klubai. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Jeigu jaučiate kažkokią tai įtampą apatinė nugaros dalyje, tiesiog nutraukite šį pratimą. Įkvėpkite giliai. Neturite jausti kažkokio tai skausmo. Galite jausti tokį kaip diskomfortą, kuris yra ne kiek nemalonus, toks šiek tiek gal erzintis dėl to, kad galbūt jūsų raumenys yra dar silpni, sausgyslės silpnos, išlaikyti jūsų tą poziciją. Bet jeigu jaučiate aštrų skausmą, tokį, kad tiesiog yra skausmas, o ne nepatogumas, tuomet nutraukite šį pratimą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpus, statome šalia dešinės. Patrauksime blokelį tik tuomet, kada pėdos pakils dar aukščiau, tam, kad mūsų klubai irgi pasikeltų ir atsirastų truputėlį daugiau vietos blokeliui patraukti. Leidžiate viršutinę nugaros dalį, vidurinę, apatinę ir tik tuomet klubus nuleidžiate žemyn. Pasukite kelienus į vieną pusę ir į kitą. Dabar atliksime deimanto pozą, tai sujungiate pėdas, klubus atidarote, nuleidžiate kelius žemyn ir stengiatės, kad neatsirastų tarpo tarp kilimėlio ir jūsų nugaros, tai turite paimti dubinį taip, kad tiesiog dubuo nusileistų ir nebūtų jokio tarpelio tarp kilimėlio ir nugaros. Ir čia rankas galite dėti tiesiog ar ant savo kirkšnių, tiesiog ar ant kilimėlio, delnais į apačią. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Atsargiai rankų pagalba pakeliame kelius į viršų. Pritraukime prie krūtinės ląstos ir galvą pakeliate link kelių. Tokį susigožėte kamuoliuką. Pasibuojate pirmyn ir atgal. Sukryžiuojate kojas ir keliaujate į lentos poziciją. Iš čia įkvėpti. Iškvėpus čaturanga, paskutinioji vinyasa. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti žemyn. Ir galite prieš šavasaną dar atlikti paskutinį pratimą, ar tai bus stovėsena ant galvos ar ant pečių, tai pasirinkite kokį savo variantą. Jeigu atliekate vadinamą žvakę, tai tuomet leidžiatės palengva žemyn ir jūsų kojas kyla į viršų. Į vadinamą žvakę arba shoulder stance, stovėsime ant pečių. Jeigu atliksite pratimą su manimi ir praktikuojatės galvos stovėseną, tuomet įsimatuojate būtent, kur jūsų alkūnės turi būti. Tai rankas prijungiate taip, kad rankos susijungtų su alkūnėmis plaštokos ir tuomet jas ištiesėte ir sujungėte tarsi į maldos poziciją delnus ir supinate pirštus taip, kad tiesiog padarytume tokį kaip kopštuką, kažkokį tai kaip samtuką, kur galėtų galva jūsų remtis. Aišku, mano plaukai nepatogiai
surišti. Taigi, mažais žingsneliais keliaujame prieki ir čia puleta ištiesiame kojas į viršų. Nuimate svorį nuo galvos ir tiesiog rankų pagalba išlaikėte kūno svorį. Galite užsimerkti. Ir tiesiog išbūkite čia iki 5 kvėpavimų. Atsargiai nuleiskite kojas žemyn, sulenkus per kelius. Ir pėdas nuleiskite žemyn. Jeigu atlikote galvos stovėseną, tai būtinai eikite į vaiko pozą. Jeigu atlikote pečių stovėseną arba vadinamą žvakę, atsargiai nuleiskite nugarą žemyn ir kojas nuleiskite virš galvos. Parodysiu, kaip tai atrodo. Halasanos poza. Iš čia po truputėlį nuleidžiame nugarą žemyn ir pėdos keliauja virš galvos. Rankos gali būti ant kilimėlio, delnais į apačią arba supintais pirštais ir ištiestas pilnai už nugaros. Ar tiesiog sulenktos per alkūnes ir delnai remiasi į nugarą. Čia užbūnate keletą kvėpavimų. Ir truputėlį nuo šios pozos keliaujate į šavasaną. Tai jeigu jūs stovėjote ant pečių ir dabar esate nuleistomis pėdomis virš galvos, tai tiesiog po truputėlį nuleiskite sėdmenis žemyn, taip kad atsirastų kojos iškeltos į viršų. Sulenkite jas per kelius ir traukite prie krūtinės, galvą prie kelių, susigūžkite į tokį kamuoliuką, pasisukite pirmyn ir atgal. Ir tuomet palengvai ištieskite vieną koją, nuleiskite žemyn ir tuomet kitą. Jeigu esate toje pozoje kaip aš, vaiko pozoje, tai tuomet iš čia mes palengva tiesiog pėdas pasukite į vieną pusę, sėdmenis nuleidžiate žemyn ir keliaujate į vaiko pozą, į šavasaną. Ir šavasanos kūrinėlis bus pats pirmas, kuris vadinasi modžada. Tai su skaičiavimu 3, 2, 1, play. Paleidžiame pirmą kūrinėlį. Jeigu turite kažkokį tai pledą, galite užsikloti, įsidėti kojines, kažkokį tai megztuką. Ir tiesiog leiskite savo pėdams nusvirti šonus, atpalaiduokite pečius, kvėpavimą. Tiesiog leiskite savo kūnui paskęsti ir būti pilnai atsipalaidavusi.
Jauskite, kaip jūsų kūnas jaučiasi palaimintas, laimingas, atsipalaidavęs, išvalytas iš įvairiausių toksinų. Ir tiesiog su kiekvienu įkvėpimu mes jaučiame, kaip mūsų kūnas suaktyvėja, kaip mūsų kraujo ląstelės iš naujo atgimsta. Tarsi jaučiamės nuplauti švariu vandeniu. Mes jaučiamės lengvi, laisvi. Jaučiame, kaip mūsų kūnas yra pilnai atsipalaidavęs. Vienas kauliukas, kiekviena kūno dalis, sausgyslės, raiščiai, raumenys jaučiasi laisvi ir lengvi. Iškvėpkite tokiu garsu, bet uždaryta burna. Po truputėlį pradėkite žadinti savo kūną, judinti pėdas, rankas, pirštus, tiek kojų, tiek rankų. Kelkite rankas virš galvos, įkvėpkite giliai per nosį. Atidarykite burną ir garsu iškvėpkite, rankos leidžiasi žemyn. Įkvėpkite rankas, kelkite virš galvos. Atidarykite burną ir su garsu išleiskite, rankos keliauja apačią. Dar kartelį įkvėpkite per nosį, rankos virš galvos. Atidarykite burną ir iškvėpkite garsu, rankos keliauja žemyn. Sulenkite kelius ir pritraukite juos prie krūtinės ląstos, krūtinė kyla aukštyn ir susigūžkite į kamuoliuką. Pasisukite pirmyn bei atgal. Ir po truputėlį raskite sėdimą vietą, jums patogią, ar tai ant blokelio, ar tai tiesiog skryžiuokite kojas priešais save, ar į lotus, ar į pusiau lotus. Ir juskite, koks jūsų kūnas yra laimingas. Laikykite rankas užmerktas ir trinkite delnais vienas į kitą, sukelkite tą ugnį būtent tarp delnų. Juskite, kaip jūsų delnai įkaista. Ir dabar uždėkite delnus ant akių ir įkvėpkite tos ugnies. Ir iškvėpkite. Sudėkite rankas į maldos poziciją namaste priešais krūtinę. Padėkokite savo už tai, kad leidžiate savo kūnui lengvai judėti, kad jį laikote tobulą, sveiką, kad prižiūrite, kad mylite, kad randate laiko savo, kad leidžiate man jūs vesti šiuo nuostabiu keliu. Ačiū, kad jūsų dėka ši bendruomenė iš tikrųjų auga ir didėja.
Uždarykime šią praktiką su garsu OM. Tiesiog uždaryta burna, bramari garsu. Tai mes atliksime tai 3 kartus. Galite tiesiog pasiklausyti pirmą kartą manęs, o paskui prisijungti, įkvėpti, pasiruošti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Peace, peace, peace. May all beings be happy and free. Sudėkite namaste ant trečiosios akies tarp antakių. Ačiū Jums, ačiū Mamai planetai, ačiū mūsų tai gražiai community, bendruomeniai. Leiskime žemyn. Džai. Ačiū Jums labai. Dėkoju, kad esat su manimi ir kad taip mes smagiai kartu bendraujame. Pranešiu dėl kitos savaitės, kada mes galėsim vėl susitikti.